Sveiki gyvi, tverkinu, tverkinau ir tverkinsiu. Šiandieną direktorius nusprendė pasipuošti, nes, mėlieji mano žiūrovai, šiandieną mes turime tobulo mačo finalą. Aplodismentai. Šiandieną sužinosime, kasgi tapo tuo tobulu mačo ir laimėjo taip sunkiai prakaitų, seksų, dėžėsų, valgymų, alkoholių. Tiesiog išplėšė prodiuseriam iš rankų kelionę į Egiptą. Siunčiu linkėjimus visiems tiem, kas susirenkat antradieniais ir daro tobulą mačo mano apžvalgos žiūrėjimo vakarėlius ir noriu pasakyti, kad tai nėra normalu. Ne, iš tikrųjų, esu didžiai nustebintas, kaip pavyko man jūs visus įtraukti į šitas apžvalgas, kaip visi kartu tiek daug mūsų susirenka ir jūs darotės vakarėlius, susitinkat su Hebra, sėdat prie teliko, žiūrit. Siunčiu visiems pabučkį ir ačiū Dievui, kad nereikia to daryti realybėje, nes būčiau kaip austėjas su nupūvusi tą lūpą. Dabar labai svarbi informacija, ne reklama, ne kas, tiesiog biškai paklausykite, nepraleiskite tikrai. Kažkas jau girdėjo, kažkas girdės pirmą kartą, bet aš darysiu 9 special tobulą mačo epizodą, kuriame bandysiu gyvai susitikti su dalyviais, su kuriais nepavyks susitikti, bandysiu pasiskambinti ir su vaizdu pabendrauti, kalbėsim apie patį šou, kalbėsim, ar vis dar nori mane užmušti ir paduoti į policiją. Ir visus kitus dalykus turėsim tokią gražią mini akistatą, pasikalbėti tiesiog su dalyviais. Pažiūrėsim Medos, Mato, Gerardo sukurtus video vienas apie kitą, apie tiesos atskleidimą, paskaitysim laiškus man siūstus dalyvių, paskaitysim grasinimus man siūstus dalyvių. Žiauriai laukiu akistatos su Dovilė, nes tarsi nenormaliai laukiu, nes Nes bus bomba, tiesiog bus bomba, žiauriai laukiu. Kas vat yra svarbu šitame dalyke, tai ne tai, kad aš tą epizodą darau, o yra labai svarbus dalykas, kad kitą antradienį epizodo nebus. To specialo kitą antradienį nebus, tiesiog. Jisai bus ne kitą, o dar kitą antradienį, datą matau prieš save, dėl to, kad pirmiausiai man reikia laiko jam paruošti, nes tikrai yra daug informacijos, daug medžiagos. Reikia laiko, kadangi aš noriu paruošti profesionaliai ir tvarkingai visą tą epizodą. Gal kitą savaitę išleisiu Eurovizijos apžvalgą, būtent užsienio Eurovizijos dainų, nes žmonės ne vienas rašė, padaryk apžvalgą, prašau Eurovizijos, laukiam, tai gal žiūrėsiu, kaip spėsiu, išleisiu Eurovizijos apžvalgą, kad nepalikti jūsų be nieko visiškai. Jo, kad nepalikti jūsų be nieko, bet šiaip noriu pasakyti, didžioji dalis tikrai žmonių nežino. Aš turiu antrą YouTube kanalą, kuris vadinasi Kada video ir ten yra tiek daug video, iš kurių skaniai prisijuoksit iki ašarų. Nuo kelionės per Lietuvą ir aštriausių maistų ragavimo iki ten verkimų, vėmimų, iki visokių kitų dalykų. Kanalą palieku va čia, dabar matot prieš save Kada video, nuorodą irgi paliksiu aprašymę, galite eiti pažiūrėti, kadangi kitą savaitę nebus epizodo, tai galite eiti ten pažiūrėti, tikrai žinokit, patikėkit manimi, turėsit daug gero laiko. Tiesa, jo, noriu priminti dar, kad tiem, kas norite įsigyti GO3 televiziją ir beje noriu padėkoti GO3 televizijai, iš tikrųjų, didelį nuo savęs sakau ačiū, kad tiesiog mums davė šitą turinį, kad leidžia juo naudotis, kad mes taip gražiai dirbam kartu ir bendradarbiaujam ir turim tokią gražią draugystę, tai ačiū GO3 jums už tai, kad suteikėt šitą galimybę ir kad davėt šitą turinį irgi pažiūrėti nemokamai visiems mano žiūrovam ir tie žiūrovai, kas nori įsigyti GO3 televiziją, tai nepamirškit panaudoti mano nuolaidos kodą BEND30 ir Planą TV plus filmai įsigysite su 30% nuolaida. Viskas. Na kągi, pasipilstykite gėrimus, čiupkite pizzą ar ką jūs ten valgote į savo ranką, atsipalaiduokite, atsiloškite ir keliaujame į tobulas mačas finalą. Aistra. Tobulas mačas. Tobulas mačas! Praėjusioje laidoje Gerardo intrigos. Čia dabar uždavinys yra. Mes tiesiog įsiveršime į priekį. Vėl. Medos pykčiai su Matu. Gerbkit žmogų. Jei tu negerbi kito, tu negerbi savęs. Ir Egidijos protrūkis dėl Austėjos elgesio. Jo, nu tai nieko aš nekomentuosiu, priminiau trumpai, bet manau tikrai nepamiršot praėjusio epizodą, kas ten vyko. Jo, ir aš galiu tau duoti dar kartą pažiūrėti.
Gerai. Važiuojam. Tobulo mačo sodyboje dalyviai jau gyvena superfinalo nuotaikomis. Jau greitai paaiškės, kurios dvi poros vertos eiti iki galo. Tačiau prieš tai dalyviai turi išspręsti kilusias dramas. Davai. Brokas kažkaip, tipo, piražinis sakės labai tikinkiam aukštėja visą ką, tipo, tai, bet ar ištems porą. Nes man atrodo, ten, nors nežinau, man atrodo, bet kurį vaikiną paduotumai, tipo, tą naktį, tipo, tai jinai su juo pabūtų, ne? Monikos geras pastebėjimas, nežinau, ar tiksliai girdėjau, bet jinai sakė, kad man atrodo, jeigu austėjai paduotumėt bet kurį vaikiną nakčiai, jinai su juo pabūtų. Šiaip, manau, kad Monika absoliučiai neklysta šitą situaciją tikrai. Bet jo, apsirknė vakar močiučiais, dar kažką, tipo, tais senoviniais drabužiais, visi kažką, vis tiek su plika rūka. Vienam patverkina, tada su vienu pasibučiuoja, po to ten dar kažką apsikabina. Prieš vakarienę. Ant roko lipa kaip ant sienų, Aš tai šito nerodė, šito mums prieš tai niekada. Blet, iš tų priprakaitavusių džinsų per visą dieną tie kiaušai, kur jau grybų ekstraktą išleidžia į tą medžiagą, kur aliuko įklyna ir iš džinsų ištraukia Rokelis tai kur. Rokelis tai į Narniją lenda kartą. Kur ta spinta, žinot, per Narniją yra, kur. Telva, kur armija visą. Rokelis jau lenda į Narniją. Kiek girdėjau, jis yra TripAdvisoriui pirmoji vietoje iš labiausiai lankytinų vietų Klaipėdoje. Ir plus kalba vis laik apie savo vaikinus, sako, jau pasiilgau savo vaikinų, tas tokios frazės, gali kažkokią nuomonę susidaryti. Savo vaikinų pasiilgau. Aš norėsiu, Rokelį, jeigu matai, aš tau, žinok, norėsiu paskambinti irgi pakalbėti su tavim. Ką tu galvoji šiaip būdamas su jie? Tiesiog jau gali pasiruošti atsakymą iš karto į šitą 9 epizodui. Ką galvojai būdamas su jie? Ir kodėl? Tikrai žinok. Ore vis dar tvyro praėjusios nakties šleifas. O tai ką, tu labai atvirai buvo? Ne, nebuvo atvirai. Nu kaip? Ai, Bet taip miegu ir girdžiu balsai. Leiskit pamiegoti. Ble, bet aš nesuprantu, tipo, visi atrodo žmonės, kaip atėjo, taip atėjo. Dabar pasižiūrėkit jūs į tą austėją iš tikrųjų. Žmogus lūpa, supuvus. Kojos, bibi, žino, atrodo, airsoftą žaidė, bet jinai be apsaugų, be aprangos, su dažasvidė žaidė ir ją šaudė iš tų kulkų, apvalių į kojas, mėlynių pridaužė. Ką jinai čia tame šou daro, veikia? Aš nesuprantu. Per 9 dienas žmogus atrodo kaip, nežinau, kaip būtų pervažiuotas su mašina. Aš mėgau giliai. Aš tai sakau, susmė. Nežinau, aš galvau prisikišti tualetinę popieriaus. Jo, nes iš mano kambario labai viskas girdisi, kas vipė vyksta. Dovilė gerai, jinai turėjau sukištukus. Aš jos klausiau, gal turi daugiau, bet neturėjo, sakau, nežinau, jau galvau pagalvę ant galvos dėti ar ką daryti ir galvau pasimti, susidrekinti tualetinę popieriaus, susikišti jausis, kad netrukdytume. Matos, kad Eimucha praktiškas žmogus, Furista žino hekų. Matos, Eimucha nepasimetė. aš dar galvau, kad tyliai, tipo. Tyliai? Nes, tipo, aš labai... Ne tyliai ten buvo. Aš minimaliai ten kažką. Minimaliai? Svarbiausia, kad buvo kulminacija ir visi laimingi. Buvo truputį, negalvom, kad bus taip garsiai. Dar ir nasosą turi čia, jinai lūpą Pizdėt, ta prasme,
Stengiamės valdyti šiek tiek. Stengiamės valdytis truputį. Nežinau, ar pavyko. Bus ir tokių, kur tipo sakys, oi, čia sula. Bus tokių, kur sakys, kad tipo, kaip jis taip gali. Bet mums saugiau šiek tiek, tipo, procentaliai taip yra. Tai, tipo, nes Bet visada... gerai, šiaip, pavyzdžiui, mano nuomonė yra tokia, kad nėra blogo klauto. Nėra blogo klauto? O tai kodėl tu mane tada grasini, kad į policiją priduosi? Jeigu nėra blogo klauto, gerbiamoji Austėja, kodėl jūs man grasinate, kad mes susitiksim policijoje? Ar šiaip tau ten patinka? Nežinau. Mano nuomonė nėra blogo klauto. Šiaip, galiu tau pasakyti, tikrai yra blogas klautas, patikėk manimi. Aš taip manau. Ko nėra? Nėra blogo klauto. Tipo, net jeigu tiek hate ten kažką, tai yra ok, tipo, jie iškelia diskusiją. Tada apie tave kalba, nesvarbu kaip. Taip, aš iš tikrųjų manau, kad bus daug žmonių, kurie galvos, kad, nu, jinai čia sla tokia, per daug galbūt atvira, per daug, nežinau, vulgariai šoka, bet, nu, nežinau, man atrodo čia norma. Bet jinai viską atsakė mums, hebra, ne, žiūrėkit, man buvo ir ne man vienam kilo šitas klausimas, daug žmonių kilo klausimas, ką jinai galvoja, kodėl jinai taip elgėsi, ką jos tėvai masto ir taip toliau ir panašiai. Visus tuos 7 epizodus galvojau ir aš, bet žmogus dabar aiškiai mums atsakė, kad jos suvokimo ribose čia yra absolutely normal viskas. Aš nepakeisiu savęs dėl kažko ir tikrai nežadu savęs tramdyti, jeigu man yra linksma, tai man yra linksma. Ernestas nuo projekto pradžios visiems melavo apie viską. Ir net tada, kai sakė teigiantis tiesą, vėliau paaiškėdavo, kad tai tik keisti jo žaidimai siekiant dėmesio. O dabar vaikinas į savo paties scenarijų įpūtė dar daugiau intrigos. Na, bent jau savo pačiam. Jis turi merginą. O kaip tu galvoji, tu prasme, Gerda čia iš tikrųjų irgi pasakė, kad turi antrą pusę? Kas? Gerda irgi čia... Ta... Gal Gerard, ta ne Gerda. Gerda? Nežinau šios vardą. Kai sakė, kad... Gerda, kurva, Gerda, Gerarda. Tu nežinai panos vardą, su kuriuo tu laižaisi mentarą, čia para, kurias kiek myli žiauriai. Egidija, Jadvyga, kaip sakė Monika. Tai irgi, ta prasme, Karolį myliu. Ką žinau, aš nekalbu su juo taip pat ir aš nežinau, ar čia jos buvo. Aš iš vis nežinau, kas jis toks. Aš net neklausiau, ar ten brolis, ar ten mylimasis, ar ten buvęs, aš nežinau. Ką žiūrėk, klaidą padariau, kad šiandien atsiskleidžiau, ar ne? Ar rytoj reikėjo pasakyti šitą? O ką tu atsiskleidai, ką tu padarei? Kad antrą pusę turiu pasakiau. Ai, pasakė jai? Tai visiems pasakiau, man. Ir jai? Ble, nu tai jisai čia meluoja, ir nes vėl meluoja tikrai jo, nes nu čia... Bet, o kam čia šitą reikėjo pameluoti, kad antrą pusę turi, nes tau laimėtgi reikia šau, kam tau meluoti, kad antrą pusę turi? Jinai girdėjo, jo. Ir ką jinai? Nu tai gerai. Gerai. Bet, nu gražuoliukai, jie kartu sakykit, ką norit. Nutinka jie viens prie kito, pasižiūrėkit. Ble, Dolce & Gabbana. Nu labai tinka. Labai gaila iš tikrųjų, kad jų santuoka iširo po projekto. Šitą draugystę. Labai gaila. Okei. Kai Gerardas sako, žinai, tu neišskirsi, tai sakau, kad man sako, dėl ko aš turėjau išskirti, jeigu man jinai pati sako, okei. Mano, tu prasme, draugas, kurį gyvena, žinai. Kiek laiko jūs kartu? Bliam, žinok, neatsimenu. Nežinau datos. Šitas vyras, žinai, kur neatsimena datos. Bliam, tai tikrai meluojais, kad turi tą paną. Tipo, jo moteriai yra okei, kad jisai laižosi su kitom čia telikė. Čia yra tikrai blogiausias melas, kokį tu tik sugalvoji per visą šou, žinau. Viską, tu prasme, absoliučiai, ką aš čia kalbėjau, gali žmonės trint laukų. Nes aš 100% čia viską tiesiog. Melavai.
čia buvo mano vaidyba ir tikiuosi, kad čia bus mano šuolis. Nu, šuolis, jo, šuolis kaip ir... Gausiu savo antrąją pusę, aš jos paprašiau, ar galiu eiti projektas, sakau, nebus peržengtos ribos, jeigu bijus. Blet. O tai kada, tipo, jeigu pasipistų, būtų peržengtas ribos jau čia? Nes dabar biškai nespranta, nes ir miegoji vipė tu su jie. Ir laižiaisi, ir ant rankų nešioja, ir ten užsubinės plekšnoja ir taip toliau. Ir čia nėra peržengtos ribos dar vis. Ok. Mūsų bučinys, tai vadinasi, nu tiesiog, nes aktoriai irgi, come on, jie bučiuojasi, ne, prie filmus susakyti, bet jeigu gaus... Eik tu. Koks geras šiaip, niekada apie tokią nesusimaščiau. Ernestas nurašo visą tai tiesiog, kad čia yra aktorystė. Primeskit atvarai, ar bernas, ar pana pačytinį su ko nors taip, pasipisi ten kažką ir sakai, blemba, žinokit, čia mes tiesiog vaidinam tokią sceną, mes čia aktoriai. Ir tavo pana tokia, okei. Čia tas pats, kur priparkuoju mašiną neįgaliųjų vietoj, bet jeigu jungia avarinį, tada visi tokie, okei. Čia irgi, bet, tipo, okei, avarinį, Ernestas įjungia, tiesiog mes aktoriai ir išsigelbė iš karto. Tai nėra, tai prasme, išdavystė. Tu esi aktorius išsidegusi teatro. Čia tavo aktorinio dar toli gražu. Gerai, bet patikėjai, žinai, tai. Aš patikėjau tavim, tikrai ne. Ne vienu tavo žodžiu, aš tau sakiau, tu man esi žemės kirminas ir būsi žemiau plintuso. Va tokie gydoje užraitė. Žemės kirminas ir būsi žemiau plintuso. Bet tu grįžus plaksi burną kiaušinienę, žinok, ir būsi pilna burna. Myliu tave, Zudikai, žinok, labai tavęs tikrai pasilgau. Blet, kas čia vyksta, what the fuck? Kol Ernestas daro eilinį savo šou, kiti dalyviai rūpinasi vienas kito jausmais. Kaip jauties paskutinės dienas čia? Ką žinau, gerai iš tikrųjų. Gerai, ne? Jo. Laukia, kad dar čia tai, kad pasibaigs, ar tai? Aš nežinai, kas aš jau tave apsiraminau. Dabar galvoju, žinai, reiks bilietus nusipirkti. Ne, aš galvoju, da biškai Šiauliuose pabūti. Biškai netavoju, nu. Biškai da pabūti, gal netgi tėvų nuvažiuoti, žinai. A kaip tu? Aš tai gerai, ir laukiu, ir nelaukiu. Bet varysit, Monika mačiau, kad sakė, pavyzdžiui, filmą varysit ir šiaip. Jo, su Monika, jo. Yra ten šiek tiek įvarčių, bet... Bet šiaip tai, žinai, gražiai atrodot vienas, žinai. Bet jeigu tu kažkokį tikslų turi, žinai, bet jūs ten patą, ne, Vilniuje gyvena? Jo, mes jau labai šlau. Ai, nu tai va. Sakiau, šalia dar. Iš visą, žinai, taip, kad ir kokie draugai susitik per filmą pažiūrėti. Jei gal pačiai smagiau būtų, nes jau čia kaip iš susigyvenę, žinai. Buvo labai įdomu išklausyti Santą tiesiog ne kaip konkurentai, o tiesiog kaip draugai. Ir Santa tiesiog pakalbėjome apie mūsų Moniką. Mus labai palaiko ir aš pasakiau, kad vat ir kokie būtų kivirčiai. Bandernelis buškivės Monika. Pasakot, kalbėti, o ne tiesiog kažkur nustumti ir numiršti. Čia tau irgi reikia. Palaiko ir aš pasakiau, kad vat ir kokie būtų. Čia tau irgi reikalų būtų, žinok, su ją. Nu, ta prasme, taip, žinai. Nes jau tu turėtum arba tikrai užsiimti su ją. Nu, rimtai, ne šiaip, žinai. Ne šiaip, žinok, nes, žinai, jaučiu skaudinimą, jam tikrai nenorėtų būti. Geriau vieną. Aš jaučiu geriau visą gyvenimą vieną išgyventų. Rimtai? Tai taip ir bus, aš manau. Dabar jau sėkmingai Monika eina šito keliu, tai aš ir manau, kad sėkmingai ir gyvensinai viena toliau. O tai. Nebus čia kažkokių mečų šitoj vietoj, manau, stiprių. Papušlėnis. O dabar atėjo laikas dar vienai užduočiai, už kurią dalyviai rinks taškus. Šį kartą vaikinai turi užsidėti ausines, klausytis muzikos ir atspėti, kokį žodį taria merginos. Rožė. 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 R. Ko?
Ro. Ko? R. Vis per challenge žaidžia, ne? Šūdas. Ką, žinau, ko pasakysiu, nesąmonė. Nu, taip atrodo labai panašų žodžiai, tai tikrai nusivyliau kaip iš 5, pataikiau tik 3. Meilės. Asilas. Kadangi plati burna, tai daug ką iš ją suprasti. Neturiu ką pakomentuoti. Šiandien plati burna. Tai nereikia ant manęs važiuoti. Na, tai tu parodai savo žemą lygį tiesiog. O tu važiuotum man kitą, ne? Aš nevažiuoju, aš tiesiog pasakiau teisybę. Ką matau žmoguje, aš pasakiau tiesą. Čia yra tiesa, ne už akių ir aš tau į akis sakiau. Ir pakartuosiu. Kokia šita juokinga sena viza. Ta visa prozas. Gerai. Atrodo, kad žiūrėtume ponas ir ponė Smitai, kur sėdė ant sofos ir jie diskutuoja savo santykius tenai, kur... O iš tikrųjų yra slaptieji agentai, jie būtų po to. Pliama, kokia gera man šita, man tai patinka. Šita, kur po 2 sėdė, galėjo biški anksčiau būti tokių irgi praėjusiuose epizoduose, kuriuos po 2 sumesdavo bent porą, bent karts nuo karto, mes nes čia žiauriai gerai visos tos akistatos. Tarkim, po to Laižeko, kur Austėja su Ernestu šovė, galėjo juos susadinti, čia galėjo pakur dar biški dramos, daugiau būtų buvę, tikrai gazo daugiau. Dar kartuosiu, jeigu... Sau pasilikti. Ratorius. Reku. Rekuperatorius. Taip. Kada mums gerai sekėsi, nes labai daug laiko kartu praleidžiam ir kalbam, mes bendraujam ir tas natūralumas ir iš lūpų skaitimas jau tapo labai pažįstamas ir tie žodžiai. Jie tai gražiai atrodo kaip pora, tikrai jie vienas kitam tinka, tokia normali, tvarkinga, švari, graži porelė, estetiškai, akiai žiūrėti tikrai graži porelė. Tu supranti, ką žmogus nori. Čipsenos gražios, laimingi žmonės. Košė. Tai galvoj trūksta šito dalyko. Šitas geras. Akiniai. Aš asilas. Gerardai. Gerardai. Žodžiu, ten duona. Aš šelpiau Vyvį. Apšie, Gerardai, ne, seniai, nesakyk, niekad daugiau. Akiniai. Atšvaitas. Eik, tu atšvaitas. Ir šiaip man nelabai sekasi su tokiais žaidimais, tai galvojau, kad surinksim 0 taškų. O, kokia, žiūrėkit, santūzė pasipuošus. Neblogai pasirodėm. Matas ir Meda gauna 3 taškus. Neblogai. Ernestas ir Egidija taip pat atspėjo 3 žodžius. Monika ir Arnas tikri lyderiai. 5 iš 5. Austėja ir Rokas 4 taškai. Na ir Gerardas su Santa gauna 3 taškus. Tai kol kas jie pirmi tipo pagal taškus. Po užduočių dažnai pakyla spaudimas ir nervai. Monika nebeatlaiko. Aš vieną raidę netai pasakiau ir neuskaitą. Bet aš būčiau įvarius tol, mums dar matai visą laiką buvo laiko pas mus. Visą laiką buvo laiko. Nebuvo toks įspėk iš paskutinio, žinai. Ten nebenoriu ginčyti. Tiesiog kalbam. Please, nežinau, lankyk psichologą ar terapeutą, nes socialiniai įgūdžiai, nu tai mes tam kalbam, ar tu sakai nebenori ginčys, mes tiesiog kalbėjom. Tau trūksta socialinių įgūdžių. Baig. Ką baig, netildyk manęs. Intriga. Nauja. Baig, sakau, nu aš ne. Ką baig, tu netildyk manęs. Užknistai tu čia visus. Niekam tu čia nemoki pinigų, tu čia esi niekam, niekas, kiek tu gali ant visų lot. Tu kiekvieną dieną va šitaip, visus kiekvieną dieną mes kenčiam. Tu nesilaus kažkoks, kad mes turim tave kentėti. Mes kaip kokie, kodėl mes turim prie tavęs taikytis? Eikas psichologo, mokėkim 100 eurų už seansą ir tegu jam ant jo savo tas visas nesąmonės. Nemokytų man. Man tu nesi giminė, kad aš tave turėčiau kęst. Baigai? Ačiū. Pagaliau, jinai. Va tokį. Monikutė.
Jeigu niekas ar nesat girdėję Monikos šaukiančios ant kažko, aš šiaip asmeniškai nesu matęs irgi per jokį renginį ar televiziją ar kažkur. Tai prašau, ir Monika moka įtūšti. Monika prakirto Ernestas. Tai padarė. Aš manau, dar turėjo įtakos tai, kad aš dieną prieš pasakiau Ernestui, nu, irgi bandžiau kažką įrodyti, pakeisti jį. Ne tai, kad pakeist, bet kad jis pradėtų truputėlį matyti ne tik savęs, bet ir kitų. Tada Monika, tada Santa. Ai, tu kaušas. Kiek tai legalu iš vis bendrauti? Čia yra legalu tai bendrauti, aš nežinau. Čia jau įžeidimai yra. Tai čia jau įžeidimas ant įžeidimo. Nu, aš jaučiuosi princesė, čia turiu prie kažkokio, nežinau, random diedo. Bet tu ir taip turėjo labai daug derinais. Labai daug derinais, visi čia derinas. Ir man pyktis, kad visi derinas dėl vieno žmogaus. Mes ne psichologai, mes ne jo giminė, mes neturim jo traukti iš kažkokio liūno. Aš suprantu, tai, kad, nu, su visais nedraugausi. Čia ir gyvenime taip nebūna. Gyvenime, aš manau, būtų pasisakyta. Tiesiog per daug leidau užlipti ant galvos, nes po to su vienu ir kitu turėjom diskusiją, kad, nu, čia nenoriu. Jau norėjau dar pridėti, kad tai vyksta dienos iš dienos, kad kažkokie apkalbėjimai ir panašiai, tai tiesiog Monika pratrūko ir tiesiog už visus vos net pasakė. Jo, žmonės man irgi rašė, kad yra, kur buvo tie laivai. Palauk, kad čia jai mėlynė tokia ant kojos, ar what the fuck, čia jai įrasta koja. Kas čia per chuinė? Ką jinai iš čia apsirengus? Nupjautus džinsus ties kišenį? Nugaros įtvarą, blėt, stuburo kažkokį? Kas čia vyksta? Tai žodžiu, kam esmė, kad man sakė žmonės, kad čia iškarpama, aišku, yra daug faktas, nesidės visos dienos medžiagos ir taip toliau. Tai yra GO3 tie laivai, tai ten sakė, nu, tipo, tenai matosi, pratrūksta, taip mes nematom visko iki galo. Net ir toj scenai, kur išmušė praėjusį kartą Dovilė, jam ten tą podelį iš rankos, dar ten prieš tai, tipo, labai daug kas rutuliojasi ir mes pamatėm tik tai, tipo, kaip pasako, tylėk ir iškirpta dalykų. Nu gerai, dramos melodramus, biški. Visi turi savo nuomonę, bet kai visa nuomonė sutamp, tau reikia daryti kažką. Aš tau sakiau. Nu, matai. Bet tai nuo pat pradžių sakiau, aš net nežinau. Aš tiesiog nuo pat pradžių norėjau taip ir padaryti, kad manęs būčiau nekenčiamiausias dalykas. Nu. Paspoilinsi 9 epizode, tam specialė yra Ernesto laiškai, papasakosiu, ką čia Ernestas bandė padaryti, kodėl jis taip darė. Daug žmogų šiaip atvirai man pats papasakojo, parašė, tai toks biški mini spoilas ir tada išaiškės, kodėl Ernestas iš tikrųjų visą laiką taip elgėsi, net ir šiandien, kodėl čia va tie dalykai vyksta. Viskas paaiškės. Pasisekė, labai gerai. Žinok, sakyčiau 10-10, bet žinok, sakysiu 100-100. Turi truputį tų problemų ir turbūt reikėjo patiems neužsileisti ant galvos ir anksčiau tą pasakyti, būtų visiems buvo geriau. Nu, yra kaip yra, kebra. Paskutinį vakarą tobulo mačo dalyviai dedikuos kalėdoms. Ir visai nesvarbu, kad jie taip įkaitino orą, kad už lango gali augti bananai. Juk svarbiausia, kad kalėdinė dvasia rusentų jų širdise. Nu, įdomi čia. Rimų, viso ko. Galvojau daugiau negu tikėjausi iš tikrųjų. Galima dar norėti? Negalvojau, kad tiek reikės išgyventi visokiausių jausmų iš tikrųjų. Ir kiekvieną dieną skirtingi potyriai, viskas. Tai buvo sunku, dar tikriausiai ir bus kažkiek viską suvirškint, bet išsinešiu tikrai daug iš viso to. Na, įdomu man, įdomu. Bet kalėdinė dvasia kaip mat sujaukė dramos. Dabar, nu, pavyzdžiui, mano asmeniškai Rokas Austėja yra irgi pora visai faina. Aš tipo, jeigu jie būtų prieš, tikrai už juos balsuočiau. Vai pastebėjai dabar Santa su Gerardu kažkaip... Bet, nu, tipo, aš tai... Karoči. Ne, bet ir dabar, supranti, yra tai, kad kažkaip jau viens į kitą vos nebereaguoja. Tu galvoji, jie bendraus po projektą, aišku, kad ne. Politikų karjera baigta. Susikūrė kažkaip personažą valio, bet nežinau. Aš šią naktį jie fitį darė. Kas? Austėja. Jo. Na, aš niekada negalėčiau žinoti. Blemba, nu, stipru.
Fiti miti, blėt. Fiti miti, vaikas. Dramos dramomis, bet dalyviams reikia atlikti paskutinę užduotį. Ilgiausia virvė. Virvę turėsite padaryti iš rūbų esančių ant jūsų. Daugiau nieko kito naudoti nebegalite. Dieve. Eiti persirengti negalite, keisti dalintis rūbų. Tipo panos tiesiog sėdi su pilna suknelė. Jeigu reikėtų spėti, tai sakyčiau, kad Austėja nusims suknelę. Dėl šito kažkaip neabejoju, bet nu... Negalite. Žaidžiančios poros atsistokite kambaryje, sulaukite gongo ir pradėkite rišti virvę. Kai virvė bus paruošta, bus baigta ir surišta, drauge pakelkite virvę, o Dovilė ir Eimantas išmatuokite ją. Nu kaip ir sakiau, kas nusirengs, va, iš karto Austėja turim su gražumu. Nice. Blet, Santa irgi nusirengė. Netgi taip čia, ne? Ai, jinai nagais papais. Eik tu nachui. Nu, blet, nusirengė, tipo mergos visos nuogai. Pasižiūrėkit, stovė gyda papus sustengus. Austėjas to... Oho, kai kurie taip stengiasi, kad dabar jų aprangos kodas kaip... O, Dieve šventas. Dievas sutvėrė. Skaičiuokime rezultatus. Ernestas ir Egidija supynė trumpiausią virvę. 1 taškas. Trūko. Kojinė nebuvo pririšta. Nemokėjo pririšti. Taip kaip ir santykių savo nemoku, man atrodo, laikyti. Egidija maladėts, nei žodžių neieško. Monika ir Arnas. Dėl pirmosios vietos Arnas ir Monika pasiruošė paaukoti suknelę. Aš dėl vadovausiu savo logiką, kad turiu didelę suknę, bet ieškau kompromiso, kad likčiau su drabužiais, bet galim ir panaudoti kažkokias skiautes ir detalės. Labai nustebau, kad Monika iš tikrųjų pasiaukojo suknelę, sakau, nesijaudinu pirks tą naują, tiesiog darom užduotį ir dalyvaujam, nes yra azartas, norim irgi, kad ir kaip sekti maksimum. 4 metrai. Blet, Austėja. Dieve, Austėja, vaikelė. Dieve šventas, nu blet, nu nahui, nu... 87 centimetrai. Austėja ir Rokas dėja gauna tik 3 taškus. Ačiū Dievui, kad užblurina. Ačiū Dievui, nes jau irgi jau rudmėse aš... Aš negaliu. Labai stengiamės per virvės užduotį. Aš turbūt atidaviau Max. Būčiau atidavęs dar kažką, bet nebeturėjau ką nusimaut nuo savęs. Santa ir Gerardas 4 taškai. Tiesiog nepasisekė, kad labai ilgai laikėm, kol išmatavo. Manau, kad būtume spėję išmatuoti ir būtume laimėję, bet tai nelabai ką keitė iš tikrųjų. Ir 1 centimetro skirtumų 5 taškus gauna Matas ir Meda. Kur žmonės nenusirengė. Tai, va, jinai full apsirengus Meda ir taip toliau nereikėjo nuogai vaikščioti ir vis tiek paėmė pirmą vietą. Pynė net 5 metrų ir 57 centimetrų ilgio virvę. Kaip suprantu, dama nedėvėjo apatinio rūbo, nei liemenuką, nei triusikų ir man vienam reikėjo pilnai išsirengti ir atiduoti 100% savęs. Nes nuėjau tualetą persirengti, mačiau, kad triusikų nepasiėmau, tai galvoju, pabusit be. Šiaip vaikštos triusikais. Na, okei, supratom. O dabar jų laukia visų taškų suvestinė. Dalyviai kovojo iš visų jėgų, tačiau nieko pakeisti jau nebegalima. Jau po akimirkos jie sužinos, kas pateko į superfinalą. Dėmesio. Egidija ir Ernestas. 5 vieta ir 13 taškų. Viskas aišku čia. Monika ir Arnas. 4 vieta. 4 vieta su 17 taškų. Viskas aišku. Tai Rokas 3 vietoj. 3 vieta.
Austėja ir Rokas. Ir 21 taškas. Nu, tai superfinalas. Į superfinalą patenka Matas ir Meda, surinkę 26 taškus, ir Santa su Gerardu, surinkę 27 taškus. Sveikinimai, sveikinimai. Aš tikrai kad Austėja ir Rokas eis iki galo, nes... Be šansų. Aš matau tobulo mečo laimėtojus. Šiaip turbūt prieš Austėją ir Roką būtų žymiai sudėtingiau laimėti, tarkim balsavime. Tai kaip ir pasisekė, bet vis tiek norėčiau prieš juos laimėti. Manau, mes vis tiek turim tą ryšį ir aš džiaugiuosi. Džiaugiuosi ir už tai, kas pateko, tikrai šaunuoliai. Bet kažkaip nėra tokio liūdnumo. Tai aš irgi labai nenuliūdau dėl šito dalyko, kad mes... Dėl kelionės jie kito nenuliūdau, tai ne? Mes visą laiką žaidėme sąžiningai, mes žaidėm iš meilės viską. Mes vis tiek laimėtojai. Mes vis tiek esame laimėtojai širdai. Nu, Austėja, tu tai žinok, esi tikriausia čempionė. Pasaulio čempionė. Tiesiog taip, aš tai galiu vardinti. Aš manau, kad mes laimėsim. Nu. Žinau, man yra, aš šitą žaidimą išeisiu, žinai, vien dėl ko, tipo, laimingas, sutikau Batadą, sutikau Austėją, sutikau Santą, sutikau visus beveik. Žinai, tu po kiekvienas biškai įdą. Rokelį, sutikau tave, sutikau Santą, sutikau Austėją, sutikau visus beveik. Su kuo tu, blėt, nebuvai susitikęs tam name? Tu man paaiškink, su kuo tu nebuvai susitikęs tam name per 9 dienas tada? Blėt. Rokelį. Kartais rokelis tokio, kaip jis sakėt, wow. Bet aš dėl vieno dalyko perginu. Pavyzdžiui, ne, visą šitą šou, kad ir kas būtų be maikės, aš sukūriau tą įvaizdį, o ne, imidžą. Bet tau belia kiek manau rašys, nes tavo kūnas ahujant gražiai atrodai, nu, tipo, tiesiog. Ir kad ir smešinai buvo, žinai. Nenukabink mano vyro, prašau. Nukabintas jau? Mes su Gerardu juokavom, atrodo, kai jas... Nu, mergaitės, ar rašyt kas nors Rokui? Prisipažinkit komentaruose. Ar rašyt kas nors Rokeliai, DM-ą, Instagramą? Ar sukūrė jums Rokelį šitą įvaizdį tokio? Seni pažįstami. Tai mes labai tokių daug juokelių dėjom, kaip viens kitam patinka. Mes žadėjom apgauti visus ir galę apsimesti, kad esam kaip pora. Bet mes nieks nesiklausė šitų dalykų, nes turbūt neįmanoma buvo po to, ką kiti matė. Aš, pavyzdžiui, esu pasimetęs. Aš, pavyzdžiui, galvojau, žinai, bus, tipo, intrigantas, pabojus ir dar kažkaip... Šiaip tą patį intrigantas galvojau būsiu? Ne, tu ir buvai intrigantas. Nu, bet tam, kad prikolo. O aš, pavyzdžiui, aš esu pasimetęs, į kurią pusę įt kur. Aš nežinau, į kur aš galėčiau. Intrigantas. Nu, čia priklauso realiai nuo tavęs. Superfinalas jau labai arti. Matas su Meda ir Santa su Gerardu jau mato Egipto saulę. Bet laimės tik viena pora. Man labai nepatinka, nes žinau, kad Gerardas eidavo pas paras ir sakydavo, tu už mus balsuot, mes už jūs. Ir aš esu pamatęs ir galvoju, nu blėt, seniai, kas už ką balsuos mane svarbu. Seniai, jūs taip laimėtojai abudu. Bent jūs abudu šiaip laimėtojai išeina. Ne, taip, bet tiesiog, nu, tai tvarkyti. Ten, ta prasme, gali kai kokias kliūtis jiem parodyti. Ta prasme, okei, jiem dabar viskas gerai. Santa labai nori laimėti. Tas Gerardas nori laimėti. Jis azartiškas ir... Nu, jo, bet nereikia čia kur planų, kažkaip man labai nepatinka už akių tie planai visi. Aš kažkada vat irgi sakau Gerardui, čia tiesa sakau, kad tu nuteikinėjai kitus dalyvius tiesiog, kad balsuotų visi prieš mus. Jis sako, ne, čia taip nėra, bet girdėjau, kad yra. Liūdna. Santa nu, yra. Sandra va Monikai Svarovskis padaunojo, dar ten kažką. Sandra, kurva, jau iš Santos Sandra liko. Labai gražiai su manim elgiasi nuo pat pradžių. Man davė, jinai yra apyrankė šitą. Ir ne dėl to, kad čia net nebuvo balsų dar tą dieną, oi, mes tau šlupos. Tada man davė, sako, mokim pudrą, man sako, netinka, sako, aš manau, tau tinka. Mes apsikeitėm prieš, sako, gal savaitę monetom. Prasme, aš matau nuoširdžiai, kad aš jai patinku. Ir jinai gerėta labai. Jeigu tave galima Svarovskis papirkti, tai... Ne, negalima, nes svarbus yra, kai aš turiu brangesnių daiktų. Tu pagalvok, bet šiaip nėra smės. Nesmės, nu tai tarsi... Nes Gerardas vis tiek vaikšto. Žemė manęs nereikia. Ne, bet Gerardas vis tiek vaikšto
Ble, bet Monika, jinai turi vis tiek tą tokį, tipo, biški, tipo, turiu brangesnių daiktų nei Svarovskiai, tai žemint manęs čia nereikia. Ble, turi vis tiek, Moncija turi šitą reikaliuką savį. 3 dienas ir jis visiems sako, tipo, jūs balsuokit už mūsų porą, mes už jūsų. Niekart mūsų neprašė. Jinai papus plieku per visą Lietuvą rodo. Jinai bent jau tos kelionės yra nusipelnius. Nes čia kovoja iš mirties. Aš tau palieku viską. Ne, nepaliekit. Tavo ir intonacija kita, tu jau nesi patenkinta. Eina aš parakį, man. Nu taip, jau ir irgi pikta, irgi ant manęs pikta. Nebūčiau klausus to klausus. Nežinau, kodėl jinai pagalvoja, kad mes jos nepalaikytume, jei jinai būtų finale, bet jinai kažkodėl taip galvoja, bet nežinau net kaip paaiškinti, kas tikrai, kodėl susijaukia tai galvelė. Nes kažkas paklausė, Monika ar Arnas, kažkaip už ką balsuotumėt ir mes nepaminėjom jų tiesiog vien tik dėl to, nes jie nebuvo finale, kaip ir buvo ganėtinai toli nuo jo. Ir aišku, kad jie nebus. O Monika tikėjos, kad mes iškart sakysim, kad Monika. Tokia dabar gaunas biški psichozė paskutinė dienos, čia Monika tūšta, kad nepasakė, kad ją rinktus, jeigu rinktus. Tokia pripažinimo atrodo kažkokia iš biškutį trūks. Aišku, žaidė ir šitą, Meda žaidžia čia viskas, aišku, bet biški Monika irgi jokinga, kad jie kažkokia čia pripažinimo reikia žodinio, kad tipo čia už ją balsuotų, tai toksai jokingas dalykas, bet čia kažkokia nesąmonė. Tikriausiai iš manęs mažiausiai tikitės taško, bet aš sakiau ir su Dovilė kalbėjom. Eimuha, nes tipo laidžiasi Meda su juo ir nebendrauja Matas su juo. Okei, įdomu jau. Aš nevertinsiu pagal simpatijas. Man Gerardas, pavyzdžiui, Sant labiausiai patinka kaip asmenybės, kaip draugai, bet aš vertinsiu pagal tai, koks yra šito projekto standartas ir kas yra iš jūrų tobulas mačas. Aš nesakau, kad duosiu jums, nesakau, kad duosiu jiems, bet aš vertinsiu, kas man atrodo kaip rimčiausia pora iš tikrųjų. Na, mes vakar su Meda pasikalbėjom, irgi šiek tiek lengviau paliko, nes ta tokia įtampa buvo visas tas dienas, kiek mes čia buvom. Tavo pozicijų jisai laimėjo. Prie ko? Nes tu pasidavai. Tipo, iš dalies žiūrėt. Jis pasinaudoja, bet žiūrėk, jisai pasinaudoja, bet tu atsiprašai. Gerai, Matai, aš neatsiprašiau. Palauk, Matai, aš neatsiprašiau. Aš tiesiog priejau pasikalbėti. Bet aš norėčiau, kad tu, tipo, pabūtum staciją. Dabar norėčiau pasilaižyčiau su pana prie tavęs, atsiklausęs ir aš sarkastiškai to sakytum jo, aš pasilaižiau ir po 2 dienų, jo, seniukai, aš atsiprašau. Aš neatsiprašiau, aš tau davau. Ble, Matas jau irgi. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, kaip tu parodai žmogui pirmą dėmesį, tai reiškia atsiprašymas. Jeigu tavo ego yra svarbiau, tu gerai žiūrėk, ne, čia yra principai. Tai gerai, bet... Čia yra principai ir čia yra ego. Tavo principai, žiūrėk, Matai, tu esi toks žmogus, bet nieko blogo aš vapšė nepadariau. Ir aš... Nieko blogo nepadarai. Čia jo, šiaip čia biški Matuzas užpsichavo. Čia tikrai nieko, nu ta prasme... Pirmiausiai tai reikėjo Matui išsiaiškinti irgi su juo ir pasikalbėti ir dabar nereikėtų čia kažkokiu viens nuo kito slėptis, vaikščiot pakampim ir tipo... Šiaip šitoj situacijai kažkaip nematau, aš nieko blogo. Čia tau sakyt vapšė. Teisingai, nieko blogo jūs nepadarė, nieks nieko nepadarė. Jo. Kažkada padarė, bet tai... Ir visiems sėkmės. O dabar skaudžiausia tiesa, kurios nesitikėjo niekas. Aš tikrai nenoriu nuo santykių, aš noriu ir toksai gaunasi, kad čia amžinai bus dabar šitie visi dalykai, amžinai, kaip mes apsikabinam tiek daug kartų. Tai dabar ką čia draugaut, kad negalvotų apie mane blogai. Aš nesakau, kad tipo, kažkas tam blogai, tam viskas labai gerai, bet noriu dabar daugiau padirbti ir panašiai. Nesakau, kad santykis irgi įmanoma tą daryti, bet dabar man daug dalykų reikia daryti, tai... Eik tu nachai, nu kaip ir sakėm. Tada su Mantelikai sakėm. Paskutinę naktį Monika pasisodinus Arną, kuris čia 9 dienas kentėjo ir stengėsi dėl jos kovojo, jinai jam sako, kad jai tiesiog reikia daugiau padirbti, tiesiog darbo žmogus turi, dėl to negali draugauti. Arneli, rest in peace. Hashtag Arnelis rest in peace. Blet, vargšas, nu gaila, nu... Monika. Nesidaro taip. Bent jau, žinai,
bent jau reikėtų nesakyti. Dabar, bent jau paskutinę naktį, prieš paskutinę šitą dieną, nesakyti. Tai, blet, sekas, kad Arnas toks ramus ir gerėtis yra tiesiog, tiesiog reikėjo išsivežti iš to projekto ir tada susitikus mieste dviesi be kamerų pasikalbėti ir pasakyti, nes, blet, čia dabar toksai, taip nesidaro. Bet dabar gaunasi, blemba. Manęs nieks neapkabinė, man čia yra daug, man čia yra labai daug. Čia reiškia, taip nesidaro. Nežinau, pusę metų draugauju ir tada va taip, pradedi va taip ir panašiai. Pusę metų draugauju ir tik tada apsikabinėt pradedi. Bet tai Monikai, pala, kiek tų metų, Monika? 30? Kiek tų metų? Tavas metų normalaus amžiaus. Pliama kažkaip keistai, kitaip, vis su tą jausmais, su draugysim, su viskuo. Įdomiai, žiauriai įdomiai. Nebūtina pusė, bent jau kažkiek laiko, kelis mėnesius bendrauju ir tada jau ten priėmi sprendimą, papiški, ar mes kaip yra, ar kaip ką. Ir aš neplanavau to. Aš nenoriu būti vėl skaudinta. Bet kaip jautri manęs paklausti tokių dalykų ir, o jeigu su nieko... Arnelė, nešišink, leistų jai paverkti. Jinai pati neprisisprendus, jinai pati nežino tave, jinai tave dabar skaudina. Monika nenori būti skaudinta, bet jinai skaudina kitus žmonės aplinkui. Tai šiuo atveju Arnelis skaudina, tipo, ir Arnelis dar toksai, tipo, senukai, ne, paliktų, jie leis žmogui vieną išsispręs savo problemas gyvenime, tipo, nes tu jai nepadėsi, liksi skaudintas pats ir, tipo, nebus jokio priimta sprendimo vis tiek, pas tokį žmonės nebūna, taip. Jeigu nebendrausi su nieku nebus, mes nieks niekada neįskaudins ir man bus labai gerai, aš kai neturėdavau santykių, man sekdavosi geriau. Jis į mane žiūri tikrai ne kaip į draugę ir gaunasi tai, kad jeigu aš bendrauju, jis norėtų būti kaip antra pusė, aš kaip įsivaizduoju, aš nežinau kaip yra. Ir jeigu kuo labiau giliau bendravimą, gimsta santykiai, tai toksai dalykas, o po to su santykiais yra daug ifių, kad vis tiek turi... Bet viskas vyksta su laiku, nieks nėra taip iškart, kad santykius ir viskas čia. Jo, šiaip tai čia šito aš nesuprantu, jos panikos 9 dienas pabuvo pabendrauti su žmogumi ir jinai paskutinę dieną jam pisa į akis, kad tipo senė čia be šansų, mes nesam pora. Bet tai nieks ir neliepia būti pora, tiesiog sakau, reikėjo patylėti ir pagalvoti, ką sakai, išsinešti iš projekto tą savo tipo kartu buvimo dalyką ir tada už projekto ribų pasikalbėti ir sakyti, žiūrėk, Arnelį, tipo, mes dabar nebūsim pora, bet mes galim susitikinėti, padėtinti savaitę, 2, nežinau kaip seksis, gal reikės mėnesį, gal užteks 4 dienų ir taip toliau ir tada viską matysim. O ne, kad, tipo, taip užmint žmogui ir sakyti, senė, ne, mes nebūsim pora ir aš čia nenoriu iš vis dabar jokių santykių, jokių draugyšių, nes aš čia bijau įsiskaudinti. Tiesiog ne taip išsakyta idėja ir mintis ir dabar tai hujovai viskas labai čia skamba. Vis tiek viskas vyksta su laiku, su noru, su galimybėmis. Matos, kad... Bet kitas dalykas, matos, kad Arnas nori toliau eiti, bendrauti, bandyti, bet Monika iš vis net nenori, jinai įbidės, jinai yra... Kas čia? Ar Doviliukas paskutinę naktį pasileido plaukus? O viešpatie. The fuck? Čia vieną dieną mes tą naktį iki 3:30 kalbėjom, irgi po to vėl kalbėjom ir atsirado kažkoks ryšys, atrodo. Atsipalaidavom gal viens prieš kitą, nebereikia kažkaip apsimest kažkuo, kažkiek viens kitą pažinom ir kibirkštėlė, manau, atsirado. Išaušo tobulo mačo superfinalo rytas. Nu ką? Jau tuoj paaiškės, kuri pora taps nugalėtojais ir skris į saulėtąjį Egiptą. Gerardas šituo dalyku gal ir pasikišo savo koją, nes ne viena pora ir šnekėjo turbūt, kad mėgino jie įkalbėti negražiai juos. Tai aš manau, daugumą balsuos už Matą. Už Matą su Meda. Jop. Aš kaip ir sakiau tada, kad tikrai Meda šitą situaciją laimės ir Gerardas čia bus pralošęs būtent tuo tokiu bandymu. Jam reikėjo išlaukti ir tada žiūrėti, galbūt kas nors kitas sakęs, kad tipo, davai balsuokit už mane tada, kad jisai būtų jas Medos tą paėmęs vaidmenį tokį, kur jinai tipo, atgal kontrargumentavo ir žodžiu, tada būtų dabar, tai jau ja. Aš tai manau viskas jasna, man tai čia yra aiškus reikalai. Dalyviai pasiruošė, pasipuošė ir atėjo laikas lemiamam superfinalui. Superfinale kovoja 2 poros – Matas ir Meda bei Santa ir Gerardas. O laimėtojai... Santa, kas pas...
Blet, Santas atrodo, kai kur nemiegojus 2 paras tūsė buvusi ir dabar atėjo dar greitai padaryti kažką. Tokia atlikt pareigą, pabalsuot. Jūs, kurie skris į Egiptą, išrinks likę dalyviai. Superfinalą pradedame. Nu, davai. Ačiū visiems, kad atėjot. Tai ką, esame tobulo mačo superfinale. Paplokime tau. Visi esate šaunuoliai ir nugalėtojai. Tikrai turėjote daug iššūkių. Tai ačiū visiems už pažintį. Kaip toliau seksis, žiūrėsime. Tai tikrai sutikau pati asmeniškai labai smagių ir nuoširdžių žmonių. Ir manau, su kuriais tęsiu bendravimą toliau. Ir negaliu patikėti, kad jau pabaiga. Taip. Per šias 9 dienas mes patyrėme daug ir juokų, ir ašarus, ir nuoskaudų. Tai norėčiau paklausti finalininkus, kaip jie jaučiasi. Labai gerai. Jaučiuosi puikiai. Po žodį. Mes lygiai taip pat labai gerai jaučiamės, nes vienas kitą atradom ir turim šiek tiek širdelį to virpulio, nes norim žinoma laimėti, bet jeigu nelaimėsim, tai vis tiek tęsim bendravimą, tai viskas gerai. Nu, Gerka, galėsi papasakoti apie bendravimus mums. Kaip laikas atiduoti savo balsą, davai, kiekviena pora turi nuspręsti ir atsakingai priimti sprendimą iš tikrųjų, kas yra jų favoritas. Bendras yra balsas jūsų Ernesto ir Močias. Nu, Močia. Koks balsas už ką? Matas ir Meda. Matas ir Meda, 1-0. Uvažucha. Tegul laimė kaip ten tikrumas. Ir kai sakiau, kad matau pas juos ir jausmus tikrus, realiai ir žinau, kad po projekto jie bus kartu. O ne įsiskirs, kaip sakau. Okay. Rokas ir Austėja, koks jūsų sprendimas ir kodėl? Mes pasirinkome žmonės, kurie atrodo tikrai turi stiprų ryšį tarpusavyje. Tikrai pergyvena vienas dėl kito, jaudinasi. Ir tai yra Matas ir Meda. Na, sprendimėliai. Nu, jasna. Sprendimas buvo klausyti proto, kita širdies. Tai jeigu dabar duoda Matą ir Medą, tai jau čia... Vertinti viską objektyviai, tai pasirinkau Matą ir Medą. Tai viskas, jie laimėjo. Jau viskas. Neįmanoma jau kitaip nurengti. Aš pasakysiu, kodėl pasirinkau tą porą, nes tas jų ryšys atrodo augo į dabartinius santykius, į tokią fainą, tokią meilę pradžią. Tai... Ir abi poros šiaip perėjo viską, ir vieną, ir šaltą, ir buvo truputėlį pykčių, ir pas abiejės. Gerai, greičiau, tu šnekėk. Bet mano balsas eina Matui ir Medai. Tai viskas, GG's. Į vienus vartus. Na, o mūsų balsas? Mūsų balsas labai kitoks. Mes labai svarstėm ir galvojam, kaip reikia tinkamai pasverti abi šias poras. Ir mūsų pasirinkimas yra tas, kuri pora įdėjo daugiausiai pastangų, viens kitą labiausiai suprato, paaukojo viską ir mūsų pasirinkimas yra Santa ir Geralas. Na gerai, vieną bent jau tašką, o ne ant sauso. O dabar, taigi, į tobulą mačą sumavus balsus. Į Egiptą važiuos, suskaičiavot? Programuotas suskaičiavot? Įdomu, kas čia? Tai prašom į studiją, Matą. Ir Meda. Nu blemba, hebra, kad ir kaip bebūtų, kad ir kaip čia viskas vyksta, ar ne taip ir taip toliau, bet šita akimirka yra graži. Neaišku, ten jie draugauja, nedraugauja toliau, bet graži akimirka, blėt, direktorius Ašara to įspaudo. Labai noriu padėkoti kiekvienam. Gražu. Ir teisybė nugalėjo. Teisybė nugalėjo. Turėsiu kentėti. Ačiū. Tikrumas, gal nuoširdumas nugalėjo, bet aš nesakau, kad kiti yra finalininkai netikri ir nenuoširdus, gal jie tikrai jaučia kažkokius jausmus, bet aš manau, kad čia vis tiek jie gal labiau tai žaidė tais jausmais, o mes gal buvom tie tikresni, išlikom nuoširdesni. Tikrai bandysim megzti ryšius ir
Ateitie žiūrėsim, kaip viskas gausi. Bučkiai nafai. Alio. Mačas! Nu ką, chebrytė? Tobulas mačas, wow. Tikrai, aplodismentai, pirmiausiai sveikinu Matą ir Medą, antras dalykas, aplodismentai jum visiems, mano gerbėmieji žiūrovai, tiek kantrybės turėti, tiek laiko būti su manimi visus tos 2 mėnesius ir tiek jūsų daug ir taip žiūrėti, įsitraukti, komentuoti, rašyti man žinutes. Wow, tai aplodismentai ir jums, aplodismentai Gautrys už šitą galimybę, aplodismentai man, galbūt irgi kas nors norit paploti. Žodžiu, geras, nu, gera emocija, baigėsi vis tiek, smagu, kai laimi meilė, gražiai viskas pasibaigė, kitame epizode viską supisim. Kitame epizode dėsim šūdų, viską nubrauksim, visą tą grožį sugadinsim. Ir nėra čia ko, kad viskas gerai baigtųsi. Wow. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote iki pat galo. Ačiū, kad esat. Primenu, kad kitą savaitę epizodo nebus. Bus tik tai dar kitą savaitę. Paruošim džiazo, dėsim programos. Šypsausi iki ausų, esu laimingas. Fainai pasibaigė, viskas gražiai. Nice. Neturiu ir jums, žinokit, ką pasakyti. Tikrai ačiū labai, kad buvot kartu. Pasimatysim po 2 savaičių. Su jumis buvo Deividas. Ačiū, kad dalinatės. Ačiū, kad nusinčia draugam ir parodot šitos video. Ir jo, tai tiek. Iki kitų kartų, chebrytai. Pailsėkit.